Sveiki. Praeitą kartą, kai dariau naujienų pristatymą, dar nebuvau gavusi parodyti antrojo advento kalendoriaus, tai yra 12 dienų Avon kosmetikos advento kalendoriaus. Ir šį kartą aš jau jį turiu, štai čia už savęs, ir norėčiau išpakuoti jį kartu. Bet pirmiausia, manau, pradėkime nuo kitų dviejų dovanų rinkinių, kurių aš praeitą kartą neturėjau parodyti. Tai yra tokie 4 gaminių dovanų rinkiniai, esantis 178 katalogo puslapyje. Vienas iš jų yra štai toks energetizuojantis, toksai pradėk dieną nuo geros nuotaikos rinkinio rašo. Na ir į šį rinkinį įeina, toj pasižiūrėsime kas. Rinkinio kaina yra 29,99 ir jisai yra štai tokioj gražioj pakuotėj supakuotas. Kaip jau minėjau, man šiemet labai patinka dovanų pakuotės Avon. Na ir šis nusijama viršus. Ir toliau turime štai tokioje dėžutėje supakuotus gaminius. Taip, kaip dovana jau. Na ir čia mes turime veido dulksną iš Planet Spa linijos The Energize Ritual, tai yra energijos ritualas su kiniškos žaliosios arbatos ekstraktu. Kiek čia yra? 100 ml. Ši dulksna puikiai tinka drėkinimui veido, bet kiek aš atsimenu, jos purkštukas yra ganėtinai toks, taip, pasižiūrėsiu, ganėtinai taip stipriai purškia stambiai, dėl to reikia purkšti labai atitraukti nuo veido iš toliau, jeigu norima purkšti veidą. Na ir kvapas, man labai patinka šitos serijos kvapas, tai yra toks arbatos, švelnus arbatos aromatas, bet toks labai gaivinantis žaliosios arbatos aromatas. Taip pat iš šios serijos įeina į šį rinkinį kūno šveitiklis 200 ml ir šis gaminys yra mano mėgstamiausias kūno šveitiklis apskritai iš visų kūno šveitiklių ir būtent Avon kompanijos, tai man šitas labiausiai patinka, nors yra Planet Spa dar toks berods su negyvosios jūros mineralais, bet šio man labai patinka aromatas. Tai yra būtent toks gaivinantis, labai žvalinantis su žaliaja arbata. Taip, tai puikus gaminiai. Toliau, sekanti dalis rinkinio yra Einių veido serumas su vitaminu C. Tai yra toks skaistinamasis veido serumas ir čia mes turime jo, tokią kelioninio dydžio pakuotę, tai yra 10 ml. Šis veido serumas, jisai, didina odos švytėjimą dėl būtent vitamino C, padeda odos ląstelėms atsinaujinti, švelnina odą. Na ir paskutinis gaminys šioje pakuotėje yra Happy and Uplifting kambario kvepiklis. Tai yra, aš jo dabar neatidarysiu čia, bet parodysiu, kaip kataloge atrodo pavaizduota. Tai yra kambario kvepiklis su lazdelėmis. Štai taip atrodo. Na ir šie rinkiniai yra taip sukomponuoti, kad juose būtų tam tikros tematikos, tai šiuo atveju toks energijos suteikiantis rinkinys, kitas bus toksai relaksuojantis rinkinys, tam tikros tematikos produktai, bet iš įvairių sričių. Tai yra kažkiek tai veido priežiūros, kažkiek tai kūno priežiūros ir vienas gaminys namams. Tai šio rinkinio kaina yra 29,99 ir viskas supakuota tokiai gražiai tikrai atrodo ir paruošta dovanoti ir labai tinka dovanoti, nes yra pamaišyta truputėlį ir to visko po truputį, kas žmogui tikrai gali atsirinkti, kas jam patiks. Na ir kitas rinkinys, tai yra pasitik naktį su saldžius sapnus kviečiančių rinkinių, rašo štai taip ir vėlgi pakuotė
Labai graži pakuotė, labai graži jos spalva. Na ir štai taip atsidaro, dėžutė atrodo taip pat kaip prieš tai buvusi. Ir štai rinkinys čia. Ir šį rinkinį sudaro patalynės purškiklis su prancūzijos levandų ir ramunėlių aliejais, žodžiu, 100 ml. Jo kvapas toks labai neįkyrus levandų, bet toksai švelnus levandų kvapas. Ir tinka ar tai pagalviai purkšti, arba aš naudoju tiesiog visam miegamajam ar kambariui kvepinti. Toliau kitas gaminys yra rankų kremas iš tos pačios linijos Planet Spa. Beauty Sleep vadinasi, su prancūzijos levandų ir ramunėlių eteriniais aliejais. Atrodo jis taip, 30 ml pakuotė, nedidukė, bet šis kremas, jis labai koncentruotas, gal taip sakykim, labai gerai drėkina rankas ir tikrai jis toksai prabangesnis ir ta jo pakuotė atrodo prabangesnė, nors jo yra nedaug, bet jis labai toks liuksinės klasės produktas, tikrai labai gerai susigeria į rankas ir labai gerai jas sudrėkina. Toliau turime šioje dėžutėje naktinį veido kremą iš New Platinum linijos. Ši linija yra skirta veido stangrinimui ir čia yra 15 ml, tai yra toksai mažesnė pakuotė, kaip kelioninė, ar ne? Atsiprašau labai. Na ir šis kremas yra būtent skirtas vyresniai odai, arba labai, kad ir jaunesnės men, bet labai suglebusiai odai, skirtas jai, žodžiu, atgaivinti ir stangrinti. Taip, tai yra naktinis kremas. Na ir paskutinis gaminys čia yra namų gaminys, kaip sakiau, abiejose rinkiniuose yra po vieną namų gaminį. Na ir čia yra žvakė Time for Sleep, žvakė iš Avon My Retreat kolekcijos su levandomis, ramunėlėmis ir, dabar šalaviju. Pabandysiu ją atplėšti, čia yra užklijuota lipnia juostelė, nežinau, ar man pavyks dabar tai greitai padaryti. Šioje kolekcijoje namų yra ir namų kvepikliai, ir aliejai garinimui, ir taip pat žvakės, bet žvakės, kurios yra reguliariai parduodamos, jos yra didesnės talpos. Čia yra šiek tiek mažesnė žvakė ir man labai įdomu jos pakuotė, ar bus tokia pati kaip ir didžiosios. Ir taip, pakuotė man labai gražiai atrodo tie stikliniai žvakių, nežinau, stiklainiukai, labai gražus tas užrašas Time for Sleep, toksai šriftu gražiu. Na ir labai malonus, jaukus toksai kvapas, bet tikrai aš jo nepavadinčiau labai tokių žolelių ar levandų, ne, jis toks labiau primenantis toks šiltas aromatas, šiltas namų aromatas, taip sakyčiau. Na tai va, tai toks yra antrasis rinkinys ir jo kaina yra 24,99. Na ir štai turim advento kalendorių, turiu rankose, tai yra mažesnis advento kalendorius, 12 tik tai dienų. Ir štai taip atrodo jo įpakavimas. Ir šis viršutinė dalis nusijama. Ir turime jau tada patį advento kalendorių, kuris irgi labai jaukus ir toks, nežinau, man labai patinka dizainas Avon šių metų kalendorių, nes neva tai atsidaro duris ar ne į namus ir čia yra kaip gyvenamasis namas ir mes per langus matom, ką veikia žmonės. Tai kažkas vonioje guli, maudosi, kažkas medituoja čia viršuje, kažkur kalėdinės eglutės, toks labai jaukus ir šiltas tas dizainas. Na, o kasgi įeina į jo sudėtį, to jau ir pasižiūrėsim, gerai? Taip, ir pradedam nuo pirmosios dienos, kuri yra štai čia viršui. Ir čia mes turime.
Taip, atplėšiam. Sunku išimti. Taip, čia mes turime paakių kremą, paakių zonos kremą su protinol technologija. Tai yra toks dvigubas kremas, kurį aš pati turiu ir to jau parodysiu jums, kaip jisai atrodo atidarytas. Štai turiu savo šį kremuką ir vėlgi, tai papasakosiu, tai yra vokų želė ir paakių kremas, 2 viename. Dabar bendras produkto kiekis yra 20 ml, tačiau viduje jūs pamatysite, yra čia toks dangtelis apsauginis, yra 2 skyreliai. Štai. Viršuje yra želė, skirta tepti viršutiniams vokams ir sričiai po antakiais, ir apačioje yra kremas skirtas paakių odai. Jis, žodžiu, didina odos elastingumą, stangrina tą odą, mažina raukšleles ir yra skirtas naudoti 2 kartus per dieną. Tai yra tiek viršutiniai, tiek apatiniai daliai naudojame ryte ir vakare. Kągi čia dar daugiau pasakyti apie jį, net nebežinau. Tai puikus gaminys, kuris, yra pakankamai nepigus ir toksai, sakykime, pilno dydžio gaminys. Tai jau yra pliusas kalendoriuje. Toliau, antras yra, pasižiūrėkim, va štai čia, kur yra eglutė. Na ir pasižiūrėkim, kas ten. Ir čia mes turime vėl tai, ką tik rodžiau jums tame dovanų rinkinyje. Tai yra rankų kremas su Prancūzijos levandų ir ramunėlių eteriniais aliejais. Kaip sakiau, tai yra labai aukštos kokybės gaminys, tikrai labai gerai susigeria, labai gerai rankas drėkina ir nepaisant to, kad jo pakuotė yra sąlyginai mažesnė, tai 30 ml, šis kremas yra iš tikrųjų daug brangesnis ir tikrai labai veiksmingas. Toliau turime trejetą štai čia. Štai čia. Ir čia mes turim. Taip, turime kremą odelėms aplink nagus. Ir šiaip šitas kremas labai geras yra tuo, kad jis yra su AHA rūgštimis, kurios skatina, žodžiu, tos odos keitimąsi. Tai yra senosios odos nusilupimą ir epidermio ir, žodžiu, minkštesnės tos odos augimą. Ta prasme, to lupimosi jo nesimato, nes vis tik tai kaip ir veido šveitiklis, cheminis šveitiklis, tos AHA rūgštys, jos, žodžiu, nušveičia tą šiuo atveju apynagių zoną ir ta oda pasidaro daug švelnesnė. Taip pat jo yra labai fainas aplikatorius, toksai mažutis, kad būtų patogu, žodžiu, to kremuko taip iš karto išspausti. 15 ml čia jo yra. Tiesa, jeigu įsikerpam, įsipjaunam kažkur į odą truputėlį, ar ten kokia žaizdelė yra, tai jis truputėlį gręžia, būtent dėl tų AHA rūgščių. Taip, dar pamiršau paminėti, kad šis mažesnysis advento kalendorius, lyginant su didžiuoju, neturi dekoratyvinės kosmetikos. Visi gaminiai esantys šitam mažajam kalendoriui yra susijęs, žodžiu, su veido kūno priežiūra, tokie bendrai savijautai, ir ne, o makiažo produktų jame nėra. Makiažas, dekoratyvinė kosmetika yra tik tai didžiajame kalendoriuje. Toliau numeris 4 yra štai čia, viršutiniam kampe. Na ir pasižiūrėkime, kas čia. Labai sunku atidaryti gražiai. Net gaila, tiesą pasakius, truputėlį, nes tokia graži ta dėžutė. Ir aš jau taip matau, kas čia yra, nors labai negražiai atplėšiau, bet taip, tai yra Ainių Renewal Power veido serumas, kultinis Avon gaminys. Štai čia aš turiu savo pakuotę ir parodysiu jums, kaip jisai atrodo. Jis atrodo štai šitaip, labai tikrai
prabangi pakuotė. Pats jis yra tokios rausvos spalvos, atrodo lyg savyje turėtų šiek tiek blizgučio, bet tie blizgučiai nėra labai matomi, o kai išsitepa ant odos iš vis nesimato, kad ten būtų kažkokio blizgučio, tiesiog oda lieka tokia švytinti. Taip. Jis yra labai lengvos tekstūros, bet kaip vandenėlis atrodo. Ypatingai lengvas ir ypatingai gerai susigeria iš karto ir palieka tokį sudrėkintos odos, žodžiu, pojūtį, o ilgainiui jisai turi net 7 efektus. Dabar aš jau visų net neišvardinsiu, nes neprisimenu, bet tai yra ir stengrinimas odos, ir glotninimas, ir raukšlelių lyginimas, ir švytėjimo didinimas, žodžiu, toks multifunkcinis serumas, labai mėgstamas Avon klienčių ir mano pačios tikrai labai mėgstamas. Toliau. Taip, numeris 4 buvo, toliau žiūrime numeris 5 ir štai čia, apatinėme kampe. Na ir kągi mes turime čia. Aha. Taip, tai yra nulupamoji veido kaukė iš Planet Spa linijos Radiance Ritual, tai yra švytėjimo ritualas su auksu. Ir jinai yra tokia, atrodo buteliukas štai taip, kiek čia yra mililitrų, 50. Jinai yra tokia kaip gelis želė, nežinau, gal truputėlį išspausiu, nepagailėsiu, bet štai taip atrodo. Ir viduje, to geliuko viduje yra tokio lyg tai šiek tiek blizgučių, kad ir pabandyti, ne šiek tiek, o yra blizgučio ir tai yra aukso tos dalelės. Kaip čia jums parodyti? Va. Aha, šiek tiek matosi. Na ir žodžiu, ją ir labai maloniai kvepia iš tikrųjų. Ją užsitepus ir palikus palaukiame, kol išdžius ir paskui tiesiog gražiai po truputį taip nulupame nuo veido. Na ir kaukė didina odos švytėjimą. Labai irgi fainas gaminys, tikrai, ir vėlgi pilno dydžio gaminys. Kol kas, ar visi berods buvo pilno dydžio gaminiai, ne? Taip. Taip, toliau, 5, 6. 6 langelis yra štai čia, įpusėjame kalendorių. Ir čia mes turime nediduko dydžio micelinio vandens buteliuką su hialurono rūgštimi ir vitaminu B3, tinkamas visiems odos tipams. Man šis micelinis vanduo labai patinka, aš jau jį išbandžiau ir pati turėjau, jis man labai glotnina odą. Nežinau, ar dėl to hialurono rūgšties, ar dėl to vitamino B3, bet kažkaip labai jaučiasi man jį naudojant, kad odos paviršius pasidaro vizualiai glotnesnis. Būtent dėl šito produkto, nes tikrai pastebėjau, kad būtent dėl jo. Tai šiaip labai fainas dalykas ir pabandymui gal ir gerai tokią pakuotę, paskui, jeigu patinka, galima nusipirkti ir visą. Toliau, 7. 7 yra štai čia kampe su Avon simboliu, A raide. Ir čia mes turime, negaliu, naktinį veido kremą. New Ultimate linijos. Tai yra toksai, stipriai maitinantis kremas, šiek tiek jau, tokiai odai su pirmaisiais ar antraisiais senėjimo požymiais, žodžiu, kuris didina tą odos stangrumą. Pasižiūrėkim, kaip atrodo pats kremas. Negaliu. Atsukau, kaip atrodo pats kremas. Štai. Na ir jo konsistencija tokia, matot, ganėtinai tokia tirštoka, kaip sviestas panašiai. Šiek tiek lengvesnis negu sviestas, bet... Kvapas labai nestiprus. Nesu bandžiusi jo, dėl to norėjau pasižiūrėti. Ir susigeria, sakyčiau, pilnai. Lieka gal labai švelni tokia plėvelė, bet labai nežymi, neriebi tokia ant veido.
Tai nekantrauju aš jį išbandyti, nes dar nesu bandžiusi, aš kaip žinia labai mėgstu išbandyti visus naujus ar nenaujus, dar nebandytus Avon gaminius. Taip, veido kremas. Toliau, sekantis yra 8 langelis, štai šis didžiulis ilgas langelis ir aš šitą tai jau tikrai žinau, kas ten yra. Tai yra dar vienas gaminys, kurį šiandien jau jums rodžiau. Tai yra tas patalinės purškiklis su levandų ir ramunėlių eteriniais aliejais. Toliau 9 langelis yra štai čia. Aha, buvau pamiršusi apie šį gaminį. Šis gaminys tai yra labai įdomus gaminys, tai yra pėdų kaukė. Pėdų kaukė su moliu ir levandomis. 75 ml. Na ir ši kaukė kaip yra naudojama. Mes, kai atliekam pedikiūrą, na jau aš naudoju paprastai pedikiūro pabaigoje prieš nagų lakavimą. Tai yra uždedam šitą kaukę ir paliekam ją išdžiūti 10-15 minučių. Žodžiu, kadangi turi savyje molę, tai džiūdama pašviesėja, kaip bet kuri kita molio kaukė. Ir paskui ją švelniai masažuodami nuplaunam nuo kojų ir jinai iš tikrųjų ir kažkiek tai dar jas pašveičia papildomai tas pėdas ir odą ir ją pamaitina. Ir man labai patinka šios kolekcijos irgi kvapas su levandomis, tai man jis iš tikrųjų yra labai malonus. Toliau, 10 langelis yra štai čia. Taip. Čia mes turime plaukų serumą su argano aliejumi. Tai yra labai irgi geras gaminys. Plaukų galiukų serumas ypatingai tinka ilgaplaukiams, nes aš jį irgi naudoju, bet aš pati naudoju jo labai mažai, po vieną lašelį, todėl kad trumpiems tokiems plaukams, kadangi jis yra su aliejumi ir aliejinio pagrindo, tai trumpiems plaukams gali būti labai greitai jo per daug ir ypač ploniems ir lengviems tokiems kaip mano. Bet ilgaplaukiams, ypač jeigu yra skilinėjantis galiukai, dažyti plaukai, tai yra superinis produktas, kuris glotinina tuos galiukus ir apsaugo nuo skilinėjimo. Ir žinoma, pats aliejus maitina plauką. Toliau 11, jau artėjom prie pabaigos. Parodysiu 11 štai čia. Taip, ir tai yra naujas gaminys Avon atsiradęs kaip tik šį spalio mėnesį ir tai yra Platinum serumas. Platinum serumas ir čia mes turime jo 10 ml tokią nedidukę pakuotę, kaip kelioninę. Šis serumas, pagrindinė jo užduotis yra stangrinti odą, žodžiu, veido kontūrą pakelti ir lyginti. Ir serumas man labai patinka, jis yra šiaip tokio pienelio konsistencijos, balkšvas toksai ir labai lengvai susigeria į odą, nepalieka tempimo, kokio pojūčio ar tokio plevelės jausmo. Kaip tik oda jaučiasi tokia pamaitinta, padrėkinta ir kaip čia pasakyti, tokia putlesnė, gal taip išsireiškim. Atrodo, kad ją palietusi tokia lyg šiek tiek putlesnis veidas. Tai va, tai puikus gaminys ir čia yra trečdalis pilnos pakuotės, nes pilnas serumo buteliukas berods yra 30 ml, čia mes turime 10. Na ir paskutinėme langelyje, 12, labai mažutis langelis, yra lūpų balzamas, jau matau, galiu iškratyti. Lūpų balzamas Skin Recovery, matau, su emolientais ir vitaminais, galbūt, taip reiktų žiūrėti. Neturi visiškai jokio kvapą, absoliučiai.
Na ir tekstūra jo yra tokia, kaip mano nuomonė, tai yra kaip, vazelinas, įprastas vazelinas žiemą, kada tikrai labai labai stipriai būna šalta ir sausėja skilinėja lūpos, tai vat būtent tokio produkto ir reikia. Ir tokioj vat mieloj, gražioj kalėdiniai pakuotėjai. Tai va, tai buvo 12 produktų, kalendorius visas suplėštas ir išdarinėtas, gaila ir išmesti. Na, kalendoriaus kaina kataloge yra 59,99 dabar spalio kataloge ir aš paskaičiavau, kiek kainuotų šie gaminiai, visi 12 šių gaminių, perkant juos atskirai po vieną. Kai kurių jų negalima įsigyti po vieną, pavyzdžiui, šio serumo tokio dydžio lygtai nėra, micelinio vandens nėra, bet aš taip padalinau maždaug kainą, kiek galėtų kainuoti tokio dydžio produktas. Na ir gavosi man apie 83 kažkur eurai, apytiksliai čia dar, galima tam plius minus. Na, tai sutaupom kiek daugiau nei 20 eurų pirkdami šiuos gaminius advento kalendoriuje savo ar dovanodami kažkam kitam, tai tikrai apsimoka ir aš visą laiką buvau didžiulė advento kalendorių gerbėja. Visų pirma, tai dėl ritualų ir dėl tradicijos, nes labai smagu tą kiekvieną dieną kažką tai rasti ir apsidžiaugti, o iš kitos pusės tai dėl to, kad gaunasi, perkant advento kalendorių, gaunasi produktai daug pigiau nei įprastai. Tai va, tai šiandien parodžiau viską, ką norėjau, tai buvo vis dar iš spalio katalogo ir jau visai neužilgo lapkritis bus čia ir susitiksime po pirmųjų lapkričio švenčių su jau lapkričio katalogo naujienom. Tai iki!